Sveikinuosi su visais, nusprendusiais, jog jau laikas susikurti elektroninį paštą ir išmokti juo naudotis. Kai aplinkui viskas tampa vis labiau skaitmenizuota, elektroninis paštas yra neišvengiamai reikalingas. Į jį gaunate elektroninės sąskaitas, medicininių tyrimų atsakymus, pranešimus iš Sodros ir Mokesčių inspekcijos, priminimus apie artėjantį iš bibliotekos pasiskolintos knygos grąžinimo terminą, parduotuvių nuolaidų kodus ir begalę kitų dalykų. Yra nemažai įvairių elektroninio pašto sistemų, tačiau šiuose mokymuose bandysime perprasti, kaip naudoti Gmail. Gmail tai viena iš populiariausių elektroninio pašto sistemų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Šioje sistemoje nesudėtinga užsiregistruoti, o ir naudotis jie gana paprasta. Tad nieko nelaukdami ir pradėkime. Naršyklės paieškos laukelyje įrašykite gmail.com ir spauskite Enter. Kai užkraus pagrindinį puslapį, jį kartais užkrauna šiek tiek kitaip atrodantį, bet vis tiek rasite mygtuką, ar tai sukurti paskyrą, ar gauti Gmail. Šiuo atveju turime tokį, spaudžiame sukurti paskyrą. Ir kai spaudžiame mygtuką sukurti paskyrą, atsitrauja naujas langas, kur prašoma įvesti jūsų vardą ir pavardę. Taigi, ten, kur jūsų vardas, vedame vardą. Pavyzdžiui, mano vardas yra Ona. O pavardė Onaitė. Prie pavardės, kaip matote, rašoma, jokios įvesti nebūtina, tačiau kai siūsite laišką iš savo elektroninio pašto, jeigu neįrašysite pavardės, bus tik jūsų vardas Ona. Tad šiek tiek informatyviau yra su pavardė, rekomenduoju dėl to rašyti ir pavardę. Turime vardą, turime pavardę ir galime spausti mygtuką Kitas. Kai užkrauna naują langą, matote, jog jūsų prašo įvesti savo gimimo datą ir lytį. Taigi pradėkime nuo datos. Pirmiausiai rašome metus. Tuomet pasirenkame mėnesį paspaudę ant langelio su rodyklyte. Viršelis, sakykime, ir diena 25. Tuomet pasirenkame savo lytį. Moteris. Ir spaudžiame mygtuką Kitas. Kai užkraus naują langą, turėsite galimybę pasirinkti arba iš jums siūlomų elektroninio pašto adresų, arba galėsite susikurti patys. Jei patinka kažkuris iš siūlomų variantų, pažymėkite jį ir spauskite mygtuką Kitas. Pavyzdžiui, man patinka onaitė.5@gmail.com, tad pasirenku jį ir spaudžiu Kitas. Arba, jeigu norite susikurti savo vartotojo vardą, spauskite ant sukurti savo Gmail adresą ir atsiras laukelis, kur galėsite įrašyti. Jeigu jūsų vardo ir pavardės kombinacija yra gana populiari, gali būti, kad jūsų norimas variantas jau bus užimtas. Tad pabandykite, o jeigu bus užimtas, tai reikės kažką šiek tiek pavarijuoti. Bandome. Onaitė. Ona. Ir spaudžiame Kitas. Matote, paraudonavo mūsų laukelis, atsirado užrašas, naudotojo vardas užimtas. Pabandykite naudoti kitą. Vadinasi, šitas variantas negeras. Bandau. Ona.onaitienė. Vėl spaudžiu Kitas. Šis variantas taip pat užimtas. Pridedu, pavyzdžiui, 55 dalę. Spaudžiu Kitas. Ir kaip matote, šis variantas jau yra geras, nes mus perkelia į kitą langą, kur mes turime įvesti savo slaptažodį. Kai atrasite neužimtą vardą, užsikraus langas, kuriame jūsų bus prašoma sukurti savo slaptažodį. Nepamirškite, kad saugų slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai, iš kurių vienas būtų didžioji raidė, skaičius ir specialusis simbolis, pavyzdžiui, žvaigždutė. Jei nutiktų taip, kad jūsų pasirinktas slaptažodis būtų nepakankamai saugus, paspaudę Kitas, matysite, kad užsikrovė ne naujas langas, o tik paraudonavo laukelis, kuriame įrašinėjote slaptažodį ir atsirado priežastis, slaptažodis turi būti 8 ar daugiau simbolių. Pabandykime. Pavyzdžiui, rašau slaptažodį poras. Pakartoju, spaudžiu Kitas ir, kaip matote, slaptažodis turi būti 8 ar daugiau simbolių. Tokiu atveju reikia susigalvoti saugų slaptažodį, kuriame būtų ir didžioji raidė, ir daugiau negu 8 simboliai, skaičius ir specialusis simbolis. Sakykime, kad aš sugalvoju, jog mano saugus slaptažodis bus storas poras 55+, iš didžiosios raidės. Rašau storas poras 55+. Tuomet, kai rašome slaptažodį, jį reikia patvirtinti apačioje esančiame laukelyje ir rašom vėlgi tą patį.
storas svoras iš didžiosios raidės 55 plius. Tuomet, jeigu nesame tikri, ar tikrai įrašėm teisingai, galime paspausti antrodyti slaptažodį ir tada mums parodo mūsų slaptažodį. Pasitikriname, jeigu jis tikrai sutampa, galime spausti kitas. Gali nutikti taip, kad kažkuriame žingsnėje, kaip kad man dabar nutiko, jūsų paprašys patvirtinti, jog jūs nesate robotas. Jūsų prašo įrašyti į laukelį savo telefono numerį, tad įrašome savo telefono numerį. Ir spaudžiame kitas. Į telefono numerį, kurį įrašiau, gaunu žinutę su kodu. Matau, kad šis kodas yra 758984 ir tada jau spaudžiu kitas. Štai, mes patvirtinome, kad nesame robotai ir galime tęsti visą procedūrą. Užsikrovusiame laukelyje jūsų bus prašoma įvesti savo kitą elektroninio pašto adresą, tam atveju, jeigu negalėtumėte prisijungti prie šios paskyros. Jei turite kitą elektroninio pašto adresą, įrašykite jį į laukelį, atkūrimo elektroninio pašto adresas ir spauskite kitą. Kaip matote, reikėtų įrašyti čia ir paspausti kitas. O jei tokio adreso neturite, paspauskite praleisti. Sakykime, kad tai pirmas mano elektroninis paštas ir kito aš neturiu, tad tokiu atveju renkuosi variantą praleisti. Kai užkraus naują langą, galėsite peržiūrėti savo paskyros informaciją. Vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, tuomet vėl spausite kitas. Matote, mano duomenys yra teisingi, Ona Onaitienė, elektroninio pašto adresas yra ona.onaitienė55@gmail.com, atkūrimo mobiliojo telefono numeris yra tas, kurį aš ir nurodžiau, ir jeigu kada bus keblumų prisijungiant, būtent į šį telefono numerį aš gausiu pranešimą su prisijungimo kodu. Jei turite problemų su atmintimi ir nesate tikri, kad pavyks prisiminti savo elektroninio pašto adresą ar slaptažodį, patariame šią informaciją užsirašyti ir saugiai pasidėti tik jums žinomoje vietoje. Savo atveju užsirašau ona.onaitienė55@gmail.com ir kad mano slaptažodis yra storas svoras iš didžiosios S 55+. Kai informaciją užsirašyte, spaudžiame kitas ir tuomet matome, kad užsikrauna naujas langas ir čia mums reikės patvirtinti nustatymus. Pirmas variantas yra greitasis ir jis atliekamas vienu veiksmu. Antras yra neautomatinis ir trunka truputį ilgiau. Tad siūlome rinktis pirmąjį variantą greitasis, pažymėkite jį taškučiu ir tuomet spauskite kitas. Kai užsikraus naujas langas, susipažinkite su informacija ir nukeliavę iki puslapio pabaigos spauskite mygtuką priimti viską. Tuomet užsikrauna naujas langas ir reikia patvirtinti nustatymus. Tai padarysite paspaudę puslapio apačioje esantį mygtuką patvirtinti. Keliaujam į apačią, spaudžiam patvirtinti. Po šio veiksmo užsikraus dar vienas puslapis, kuriame reikės patvirtinti paslaugų teikimo sąlygas. Susipažinkite su informacija ir spauskite puslapio apačioje esantį mygtuką sutinku. Pasižiūrime informaciją, pasiskaitome, kas jums aktualu ir kai viską perskaitom, spaudžiame sutinku. Kai paspausite mygtuką sutinku, jūsų paskyra bus sukurta ir užsikraus jūsų elektroninio pašto dėžutėje, kurią pamatysite pirmąjį laišką. Kaip matote, informacija apie naują Google paskyrą. Pirmas laiškas, kurį gavau. Iššaukia dar kartais ir įvairių lentelių, kaip šiuo atveju čia. Paspaudžiame gerai ir lentelė išnyksta. Kai paspausite mygtuką sutinku, jūsų paskyra bus sukurta ir užsikraus jūsų elektroninio pašto dėžutėje, kurioje pamatysite pirmąjį laišką. Informacija apie naująją Google paskyrą. Kaip matote, laiškas yra čia. Jeigu laiško pavadinimas ir kita informacija yra pateikiami pajuodintu šriftu, vadinasi, šis laiškas dar yra neskaitytas. Jeigu norite laišką perskaityti, paspaudžiate ant laiško kairiuoju pelės klavišu ir atsidaro jūsų laiškas. Jeigu norėtumėte perskaitę laišką grįžti atgal į gautuosius laiškus, reikėtų paspausti laiško viršuje kairiame kampe esančią rodyklytę. Jau išeinate, matote, atgal į gautuosius. Ir mes jau esame grįžę atgal į gautuosius. Arba galite tiesiog paspausti meniu esantį aplanką gautieji. Bus lygiai tas pats. Meniu juostoje be gautųjų rasite dar ir kitų aplankų.
pavyzdžiui, išsiųsti, pažymėti žvaigždute, juodraščiai, o jeigu paspausite mygtuką daugiau, išsiskleis dar daugiau aplankų ir kai kurie iš jų bus jums tikrai svarbus, pavyzdžiui, šlamštas ir šiukšliadėžiai. Pradėkime nuo gautųjų. Jau žinote, kad čia rasite gautus laiškus, tačiau dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į virš laiškų sąrašo esančią juostą, kurioje matote 3 skiltis – pagrindiniai, reklamos ir socialiniai tinklai. Dažniausiai sistema pati sėkmingai išrūšiuoja jūsų laiškus ir pačius svarbiausius randate skiltyje pagrindiniai, bet kartais laiškai ima ir pasiklysta, todėl rekomenduojama retkarčiais peržiūrėti ir reklamų bei socialinių tinklų skiltis. Spaudžiame kairiu ir matome kiekvienoje skiltyje esančius laiškus. Kadangi paskyra dar visai nauja, nei reklamų, nei socialinių tinklų naujienų neturime, o pagrindinėme, kaip matote, yra vienas vienintelis laiškas. Jei laiškas jums labai svarbus, galite jį pažymėti žvaigždute. Štai matote čia, jeigu paspaudžiate kairį pelės klavišu, žvaigždutė pageltonuoja ir tai pažymė. Arba galite atžymėti dar kartą spustelėdami. Jeigu manote, kad laiškas jums visiškai yra nesvarbus, jį galite ištrinti. Pasižymime laišką pažymėdami varnelę ir tada viršai atsiranda visa juosta įvairių piktogramų. Spaudžiame ant ištrinti ir, kaip matote, jūsų laiško jau nebėra. Jei gaunate laišką, į kurį reikia pateikti atsakymą, spauskite kairiu pelės klavišu ant laiško. Štai taip. Ir kai jis atsidarys, spauskite ant laiško viršutinėme dešiniame kampe esančios rodiklės atsakyti. Kaip matote, yra čia. Užeinam, rašom atsakyti, paspaudžiam kairiu pelės klavišu ir atsiranda laukelis, kur galite pateikti savo atsakymą. Įrašome kažką, spaudžiame siųsti. Arba jeigu šiuo atveju nebereikalinga, galiu paspausti ir išmesti. Jau minėjau, kad svarbius laiškus galima pažymėti žvaigždute. Jei norite juos visus matyti vienoje vietoje, spauskite meniu aplanką pažymėti žvaigždute. Kai nematysite visų nežymėtų, bus daug lengviau surasti tai, ko ieškote. Kol kas mes turime kiekvieną laišką pažymėtą žvaigždute ir apskritai kitų nėra, tai problemų nekyla. Bet kai laiškų yra visa gausybė, tai labai paprasta. Pasispaudžiam pažymėti žvaigždute ir čia matom tik tuos, kurie su žvaigždute pažymėti jūsų. Sugrįžtam į baltuosius, čia matome visus, kol kas ne patys su žvaigždute. Aplanke išsiųsti, matysite visus savo išsiųstus laiškus. Spustelnam, kol kas dar nei vieno nesiunčiau, todėl nei vieno ir nėra. Grįžtame į baltuosius. O aplanke juodraščiai matysite laiškus, kuriuos rašėte, bet nebaigėte rašyti ir neišsiuntėte ar pamiršote išsiųsti. Tai kada rasite pajuodavus į aplanką juodraščiai, žinokit, kad kažkoks jūsų laiškas liko neišsiųstas. Kai išskleidžiate meniu, paspausdami daugiau, randate 2 jums svarbias skiltis. Paspaudžiame kairiu ir matome 2 skiltis, kurios jums tikrai svarbios. Tai šlamštas ir šiukšliadėžiai. Kartais jums svarbus laiškai dėl tam tikrų priežasčių nukeliauja į šlamštą, tad verta retkarčiais pasitikrinti šį aplanką. O į šiukšliadėžę kartais ima ir nukeliauja laiškai, kuriuos ištrynėte per klaidą. Galime pamėginti išmesti jūsų gautą laišką, o to pabandyti jį surasti ir sugrąžinti į gautuosius. Visų pirma, nukeliaujame į gautuosius. Pažymime savo vienintelį turimą laišką, spaudžiame šiukšliadėžės piktogramą ir taip ištrinam laišką. Tada keliaujam į meniu, spaudžiame daugiau, šiukšliadėžę ir matome, kad jis jau yra šiukšliadėžė. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pranešimai šiukšliadėžėje saugomi ne ilgiau kaip 30 dienų, vėliau jie automatiškai ištrinami. Tad jei ištrynėte kažką svarbaus, paskubėkite susigrąžinti atgal, nes gali būti, kad laiško neteksite. Taigi, bandom grąžinti šį laišką atgal į gautuosius. Vėl pasižymime laišką. Tuomet spaudžiame ant piktogramos aplanką su rodyklyte. Perkelti į. Paspaudžiame, išsirenkame į kur perkelti. Kadangi mes norim, kad jis būtų vėl gautuose laiškuose, spaudžiam gautieji. Ir tada keliaujam į gautuosius ir matom, kad mūsų laiškas vėl yra čia. Tokiu pat principu galite perkelti laiškus iš šlamšto, tačiau būkite atidūs, kad neužkuttumėt ant sukčių kabliuko, nes dažniausiai iš šlamšto aplanką sukrenta kenkėjiški laiškai ir tik labai retai kažkas jums tikrai svarbaus. Dar 2 svarbus dalykai – paieška ir laiško kūrimas. Kadangi su paieška viskas paprasta, pradėkime nuo jos. Jūsų pašto dėžutės viršuje yra paieškos laukelis. Štai čia.
Jei nepavyksta rasti reikiamo laiško, tačiau pamenate jo siuntėją ar pavadinimo fragmentą, laišką galite surasti be didelių problemų. Sakykime, ieškote Lesto sąskaitos, kuri jums buvo siųsta prieš porą mėnesių. Paieškos laukelyje rašome Lesto sąskaita ir spaudžiame Enter. Šiuo metu, kadangi neturime jokių laiškų, tai rezultatų nėra, bet ateityje, kai turėsite daugiau laiškų, tai viską, kas susijęs su užklausa Lesto sąskaita, jums rodys sąraše žemiau. Na ir galiausiai laiško kūrimas. Spauskite meniu esantį mygtuką Sukurti, štai čia. Ir naršyklės dešiniame apatiniame kampe atsiras mažesnis langelis, kuriame ir kursime savo laišką. Laukelyje Kam įrašykite žmogaus, kuriam siunčiate laišką, elektroninio pašto adresą. Pavyzdžiui, Jonas kapitonas@gmail.com. Laukelyje Tema įrašykite laiško pavadinimą. Pavyzdžiui, nuotrauka. O tada po apačia jau galite rašyti savo laiško tekstą. Labas. Siunčiu žadėtą nuotrauką. Linkėjimai, Ona. Kadangi jau rašom, kad kažką siunčiame, vadinasi, reikės pridėti ir failiuką. Jei norite kažką pridėti prie laiško, reikia spustelti ant sąvaržėlės piktogramos apačioje ir pasirinkti failą. Sakykime šį. Pasirenkame, spaudžiame Open arba atidaryti ir matome, kad apačioje atsirado juostelė su failo pavadinimu. Kai pavadinimas pamėlynuoja, čia yra ženklas, kad failas jau yra pridėtas ir galima siųsti laišką. Bet kol kas dar nesiųskime, pažiūrėkime į dar vieną svarbų dalyką. Galima ne tik parašyti laišką, pridėti failą, bet ir šiek tiek pakeisti tekstą. Jeigu paspausite ant piktogramos, kurioje yra raidelė A pabraukta, jums atsiras juostelė. Čia jūs galite keisti tekstus storį, galite padaryti jį pasvirą, jį pabraukti ir pakeisti jo spalvą. Pavyzdžiui, pažymime žodį labas ir padarome jį pastorį, pajuodintą. Tada pažymime siunčiu žadėtą nuotrauką, padarom pasviruoju tekstu ir galiausiai patį galą nuspalvinam pasirinktą spalvą, spaudžiame čia ir pasirenkame mėlyną spalvą. Štai ir turim savo laišką. Jeigu laiškas jau yra baigtas, galime spausti siųsti ir laiškas nukeliaus Jonui kapitonui ir galėsim tikėtis sulaukti iš jo atsakymą. Kadangi Jono kapitono laiško dabar nesiūsime, mes jį galime išmesti paprasčiausiai ir vėl grįžtame į gautuosius. Jei kiltų su elektroniniu paštu susijusių klausimų, kurių neaptarėme šiuose mokymuose, visuomet galite drąsiai kreiptis pagalbos į bibliotekų darbuotojus. Susikūrę Google paskyrą jūs gaunate ne tik elektroninį paštą, bet ir daugybę kitų gerų įrankių – Google diską, nuotraukas, formas ir daugybę kitų. Bet apie visą tai kituose mokymuose. O dabar linkiu jums sėkmingo naudojimosi elektroniniu paštu.